Labai dažnai manęs klausia, kaip aš viską suspėjau turėdama tiek veiklų. Tai žinok, viskas yra labai paprasta. Tu iš to viską papasakosiu. Pasakai atskleisiu. Ryte power kokteilis, tada eini pasportuoji, tada ką? Tada supakuoju moso siuntas, va, kad visos mergaitės gautų tokius gražius plaukus kaip mano. Ką tada darau? Tada kažką tai padarau, paskui nuvažiuoju, pavyzdžiui, strėlę sulaužau, ne? Renata labas. Tada ką darau? Tada, aišku, jeigu reikia energijos, tai va biškį aktyvaizerio užsiaktyvinę. O toliau? Persirengiu, tada dažausi lūpas ir tada einu į fotokursą vesti mokymų apie tai, kaip profesionaliai fotografuoti telefonu. Nu čia tipo pasidažau lūpas, nes dabar šnekėsiu, tai neišeis pasidažyti. Va, ir paskui, kad vakare turėčiau vėl jėgyčių, galvočiau, kad gyvenimas yra gražus, aš esu visiškai nepavargusi. Tada kalu restaureitą, atstato jėgas ir ant rytojaus aš vėl esu visa in. Tai va, viskas labai paprasta. Tai kurios grandies tavo gyvenime trūksta? Kuri vieta tau nedžiugina? Ar energijos neturi, ar veikla ne ta? Pasišnekam.